savaitę iki išvykimo jau buvom viską pilnai padarę. Pas mus tas charakterį perfekcionizmas irgi yra. Visą laiką galvoju, ko dar aš nepadariau. Bet manau, kad šiai dienai tas sąrašas labai mažas, ko mes nepadarėm beveik viską. Čia yra 2 laivai užsakyti organizacijos ir tais laivais bus gabenamas per Atlanto vandenyną. Paprastai ta kelionė užtrunka mėnesį. Jeigu žmonėm paliktų patiem atlikti logistiką, tai būtų labai sunku dalyvauti Dakare ir gal daug kas netgi atsisakytų dalyvavimo, nes pačiam tai yra tikrai labai sudėtingas darbas, tai šitoj situacijoje nuima krūvį nuo dalyvių. Plaukiant per Atlantą yra labai didelė drėgmė, Atlanto druskinga drėgmė, sakykime. Tai čia yra didžiausias pavojus. Mes išpurškėm specialiais konservantais, specialiais tepalais, kad minimalizuot tą žalą. O su automobiliu mes turėtume pasimatyti iš tikro 30 gruodžio, prieš pat naujus metus. Pirmoji dienos pusėje, manau, ryte, kokią apie 10-11 valandą mes jau turėtumėm pagal planą, jeigu viskas bus gerai, būti uoste 30 dieną. Tai kartais įsiskirti reikia tam, kad dar labiau suprastum, kad tau labai to trūksta. Tai gal, sakykime, tas įsiskyrimas, taip pažiūrėkime, yra tam, kad susitikimas būtų dar stipresnis.